Tai kas įvyko toliau? Labą dieną. Visus sveikinu su praėjusią vasario 9-ąją. Iniciacinę, kai sakant, elektros atjungimo ir imitacinę nepriklausomybės dieną ir suartėjančią vasario 11-osios pasaulinę ligonių dieną. Tai kuri pripažįstama kaip tarptautinė ligonių, psichinių ligonių ir visokių kitų ligonių. Kokie ligos požymiai? Ogi ligos požymiai yra, kai sakant, apie kuriuos kalbėjo aukščiausios tarybos 12 šaukimo aukščiausios tarybos Lietuvos aukščiausios tarybos šaukimo deputatė Šlyžytė. Rekomenduoju pasižiūrėti. Tai vat jums ištrauką pristatom, ką ji tuo momentu pasakė apie vasario 11-osios dieną ir 9 plebiscitą. Toliau įvyko nuostabus įvykis. Vasario 11 dieną, remdamasi šito vasario 9 dienos plebiscito balsavimais, Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba priėmė pirmą Lietuvos istorijoje konstitucinį įstatymą. Taip, 1991 m. vasario 11 dienos Lietuvos Respublikos konstitucinis įstatymas neilgas ir norėčiau perskaityti, kad visi išgirstų. Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba, atsižvelgdama į tai, kad daugiau kaip 3/4 Lietuvos gyventojų turinčių aktyviąją rinkimų teisę 1991 m. vasario 9 dieną per visuotinę apklausą plebiscitą slaptų balsavimų pasisakė už tai, kad Lietuvos valstybė būtų nepriklausoma demokratinė respublika, pažymėdama, kad šiuo suvereninių galių ir valios pareiškimu Lietuvos tauta vėl patvirtino savo nekintamą nuostatą dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės, suprasdama plebiscito rezultatus kaip visuotinį pasiryžimą stiprinti ir ginti Lietuvos nepriklausomybę bei kurti demokratinę respubliką ir vykdydama Lietuvos tautos valią, priima ir iškilmingai skelbia šį įstatymą. Pirmas straipsnis. Teiginys Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika, yra Lietuvos Respublikos konstitucinė norma ir pamatinis valstybės principas. Antras straipsnis. Šio įstatymo pirmame straipsnėje suformuluota konstitucinė norma ir pamatinis valstybės principas gali būti pakeisti tik Lietuvos tautos visuotinės apklausos plebiscito būdu, jeigu už tai pasisakytų ne mažiau kaip 3/4 Lietuvos piliečių turinčių aktyviąją rinkimų teisę. Tai mūsų suverenitetas negali būti nei naikinamas, nei apribojamas kitaip ir jokiais referendumais. O plebiscitų ir plebiscitų, kuriame aktyvią rinkimų teisę turintys Lietuvos piliečiai pasisakytų ne 50+1, o 3/4. 3/4. Ne mažiau kaip 3/4. Tai pirmas konstitucinis įstatymas ir tai yra po 2 dienų galime jau naują tortą dėti ant stalo ir užrašyti, reiškia, vasario 11 diena, pirmojo konstitucinio įstatymo diena. Nebuvo Lietuvoje tokių konstitucinių įstatymų, o vasario 11 diena priimtas ir šitas dėl Lietuvos valstybės konstitucinis įstatymas iš karto nuskambėjo Islandijoje. Tai kas įvyko toliau? Taip, kad girdėjote Šlyžytės pasakymą, o dabar girdėsite Anatolijaus paaiškinimą į teisininkės aukščiausios tarybos deputatės 12 šaukimo Šlyžytės teisininkės pasisakymus. Dabar, kai sakant, vienas iš liaudės pasakys ir paaiškins teisininkiai, ko ji nesupranta. Prie to pačio ir Arūnui Arlauskui, Zakarauskui. Prašom, Anatolijų, papasakok. Dabar tikrai čia Šlyžytė, viskas, žmonės girdėjo, ką Šlyžytė čia perskaitė iš vadinamos
LR konstitucijos. Ir dabar mes fiksuojam faktą, kad jinai, skaitydama tą vadinamą pirmą kartą Lietuvos istorijoje priimtą konstitucinį įstatymą 91 metais, vasario 11 dieną, kuris rėmėsi 91 metų vasario 9 dienos plebiscitų, aiškiai perskaito ir sako, kad aukščiausiai taryba, remdamasi tautos valia, išreikšta tame plebiscite. O mes tvirtinam, kad tuo metu 91 metais vasario 9 dieną tokio teisės subjekto kaip tauta nebuvo. Buvo paprasčiausia liaudis, kaip ir visados, kaip ir tarybinė pagal 78 metų konstituciją, kuri galiojo iki 2008 paslėptų būdų. Buvo tas laikinas puplekas priimtas 91 metais tipo kovo 11, ten irgi nurodyta liaudis. Prieš tą plebiscitą, aišku, jie paslėpė liaudį, pakeitė į visuomenę slapta nuo liaudės. Bet tautos tokios nėra tokio subjekto. Dabar klausimas, Šlyžytei, jeigu jinai... Nu, palauk, Anatolijau, parodysiu, ta prasme, kad tikrai tokio dalyko, nes tas visas reikalas vyko 91 metų vasario 11 dienos, vat kur Šlyžytė iš baigiamųjų nuostatų 150 straipsnio, kad Lietuvos Respublikos konstitucijos sudedamoji dalis yra 91 metų vasario 11 dienos konstitucinis įstatymas, kurį būtent minavojo dėl Lietuvos valstybės. Tai va tas va įstatymas. 91 metų vasario 11 dieną pagal faktą, po kol nebuvo priimta spalio 25 dienos ir paskelbta lapkričio 2 dieną, 92 metų iki to momento galiojo laikinas pagrindinis įstatymas. Ir laikinam pagrindiniam įstatymė, vat ką Anatolijus sako, paspaudžiu Alt F ir rašau TAUTA. Tauta. Tokio teisės subjekto tuometiniai galiojančioj 11 šaukimo aukščiausios tarybos priimtoj konstitucijoje ir 12 šaukimo nebuvo tokio teisės subjekto kaip žodis tauta. Tai vat elementariai, nes čia, žmonės dabar ekraną mato, tai čia pamatytų, ta prasme, kad atsirastų, nes jeigu ištrynus kažkokį tai žodį taut, tai va, tautinė, yra įvairiausių tų tautiška giesmė, tautybės, bet tokio žodžio kaip tauta laikinam pagrindiniam įstatyme nebuvo. O tauta atsirado tik tais 92 metais spalio 25 dieną. Prašom, Anatolijau, tęsti. Viskas, tą faktą nustatėm, tokio teisės subjekto nėra. Šlyžytė skaito iš LR konstitucijos, automatiškai klaidina liaudį, arba jinai pati nesupranta ir jos ta teisė vadinama yra kiaulytės lygio, arba eilinius burtus leidžia vėl fiziniam asmenim, supranti. Dar bando išlaikyti tą nepriklausomybę šou smegenyse, supranti, kad žmonės vis galvotų apie kažkokią neegzistuojančią nepriklausomybę ir negalvotų apie savo teisės ir nuosavybę prarastus. Tai va, čia pirmas faktas. Toliau Šlyžytė naudoja tokias sąvokas gyventojas, balsuotojas, kad nėra tokių, nėra teisės subjektų, nėra nei gyventojas, nei balsuotojas, tuo metu gyvena tik tais būtent piliečiai, visi nuo gimimo iš karto piliečiai ir jie yra tik tarybiniai piliečiai ir ne jokie kitokių, tuo metu neegzistuoja piliečių ir dabar tarybiniai piliečiai balsuoja už neegzistuojančius dar kažkokios Lietuvos, neaišku sienos kokios bus, neaišku nieko, balsuoja už kažkokios Lietuvos valstybę, karoči pilnas briedas, teisinis briedas ir va tokį briedą prakišę 34 metus būrė Lietuvos žmonės, iš kurių paėmė turtą, paėmė teisės valdo, o jos terrorizuoja visokiais mokesčiais, kur yra faktas. Ir čia ne mano išmislai, ne Gedimino, o Šlyžytė skaito iš taip vadinamos konstitucijos. Iš Lietuvos Respublikos 92 metų, jau ta prasme tų kompanijos įstatų, UABO tipo. Aš kitaip dar pavadinčiau kooperatyvu.
kokiais teisiniais aktais jie rėmėsi, kad 91 metais iš kur jie tą plėpsą surado, suprantai, kuris ateitų ten kažką tai pareikšti apklausą. Atinešė tarybinius pasus. Nu, tarybinius pasus atinešė, su tarybiniais balsais balsuoja už kažkokią tai tipo neegzistuojančią dar valstybę. Nu, durnynas, pilnas, neveiksnumas, kaip Gediminas sako, psichinių ligonių. Nu, tai vat tą patį paminavojo, bet kai sakant, žinai, kaip aš esu sakęs, kai žmonės vadina ten neveiksnus, jumis ar ten tave, dar ten kažką, aš tarpusavį mes kai šnekam, tai aš ne tai, kad susierzinu, bet sakau, nesakyk, kad mes padaryti vergais, ar dar ten mes tokie nesam. Bet Šlyžytė savo kalboj, ką jūs pamatysit, neužilgo įdėsiu intarpą, kur jis sako, ne mes, bet jūs atėjot, prabalsavot, jūs esat ligoniai, jūs turit būti uždaryti. Ana nesako mes. Ana sako jūs. Ir tai pasirodo, visą laiką buvo tik tai pasaulinė ligonių diena, ko aš labai visą laiką piktinausi. Tai kažkada čia nebereikia pasižiūrėti, yra kokia data, dar rašė bausmių vykdymo sistemos pareigūnų diena. Reiškia, jūs visi ligoniai, kurie už nepriklausomą demokratinę respubliką ir tada atsisėsite į kalėjimą, nes šita diena vasario 11 yra labai reikšminga kaip bausmių vykdymo sistemos pareigūnų diena. Nu, kaip čia suprasti? Daleiskime. Aš ne prieš tos pareigūnus ir visą kitą, bet man yra net nesuprantamas dalykas. Kad gali... valstybei. Jo, ką reiškia pirmas straipsnis, kas tai yra atmintina diena ir ką reiškia, kad vasario 9 iš viso nėra. O vasario 11 diena reiškia ligonių diena. Na, bendrai tam ligoniams čia mūsų labai valstybė rūpinasi. Nes Ana neįtraukia save į tos sąrašus, nes gal turi vis dar tą išsilaikius atminimo šventėj, žinai, kai sakant, aukščiausios tarybos deputatės kokį nors dokumentėlį vieną kitą. Tai žiūrėk, Gediminai, čia toks faktas ir fiksuojam, kad mes nesakom žmonėm, kad kažkas, ar čia blogai, ar čia gerai, ta nepriklausomybė, ar čia kas nori, kaip nori, lai traktuoja, ar čia tarybinė blogai, ar gerai. Mes įmam patį faktą, kad teisiškai šitoj teritorijoje nebūtų jokie ten stebėtojai atvažiavę, jeigu nebūtų Kremliui buvo reikalinga sugriauti ir užgrobti tą turtą, apie ką mes kalbėsim, ten antroji dalykų žadėjau. Tai va, tai esmė yra viena, kad nėra tokių teisės subjektų, mes neaiškinam, ar tai gerai ar blogai, paprasčiausiai grinai iš juridinės pusės. Tai yra durnynas, teisinį durnyną, čia dabar varo ir jisai lenda jau daug metų. Ir todėl jis stengiasi nutilėti šitą faktą, kaip jinai paskui sako, kodėl neįtrauktas į valstybinę šventę. Nu kas gali tokį briedą įtraukti į valstybinę šventę? Supranti, jie tai supranta, kad jie prastumė psichiniams ligoniams, tą nesąmonę. Todėl jie ir netraukia juos. Tai ten, matai, jinai sako, ten dėl Europos Sąjungos čia turėjo 3/4 prabalsuoti, nieko neturėjo. Briedas yra, supranti, tas prastumtas briedas į konstituciją įkištas taip, nu, kad čia tik tipo buvo, o iš tikrųjų čia nieko nėra. Tai vat mes užfiksavom faktą, kad Šlyžytė perskaitė gryną melą, ar jinai skaito tai, ar neskaito melų, nėra skirtumo, mes liaudės, nu, vadinkim, Lietuvos liaudės vardu per Gedimino kanalą YouTube'e vyras Gediminas. Nu, mes negalim Lietuvos liaudės vardu, vienas iš liaudės, va, aš irgi kaip vienas iš liaudės, Anatolijus vienas iš liaudės, jeigu kažkas komentaruose pažymės, kai jis irgi norėtų prisijungti prie viso šito, kai sakant, ką Anatolijus to išdėstys, prašom, parašykit komentarą. Jo, aš tai yra Gediminas ir gal kas norės prisidėti, oficialiai anuliuojam savo atžvilgių, anuliuojam šitą briedą pavadinimu konstitucinis įstatymas, tas pirmasis, dėl tos, vadinkim, Lietuvos valstybės nepriklausomybės, kad jos ta valstybė būtų demokratinė respublika, kur 3/4. Jo, nėra plebiscito, neįmanomas tas konstitucinis įstatymas pirmasis, taip kad mes jį aukščiau išdėstytų filmukų anuliuojam savo atžvilgių, viskas, kas nori,
gali prisidėti, nenori, nereikia, mes oficialiai paskelbėm, kad mes esam anuliavę, čia kaip papildomai, mes aplamai jau anuliavę tą briedą, bet čia tik kaip papildomai, todėl kad šlyžystė čia įlindo su savo tuo briedu. Nostalgija. Nu viskas, Gediminai, ką tu ten dar darysi? Nuo savęs tai aš norėčiau tik tais dadėti tiek, kad įdėsiu nuorodą po video, apraše bus į Orlausko, ta prasme, ten tą kanalą, kuris kalbėjo su ta Šličyte. Ir ką jį irgi ten pasakė, ten yra įdomių vietų, bet reikia įdėmiai klausyti, suprasti, apie ką ten šneka. Bet Ana pati pasakė netgi tai, kad sėdi, kikena sau, kai sakant, į kumštuką ir sako, buvo priimtas pirmasis konstitucinis įstatymas 91 metais, nors konstitucija atsirado matvaju tik po metų laiko, spalio 25-92. Bet jie jau konstitucinį įstatymą priiminėja 91. Sana pati pasakė. Tipo, pirmą kartą Lietuvos istorijoje. Nieko baisaus, mes pirmą kartą Lietuvos istorijoje anuliuojam. Pirmą kartą priimtą konstitucinį įstatymą. Ir klausyk, kur ten yra dar viena paskutinė įdomybė. Kad jinai sako, kad panaikint šitą briedą, ne, tą tipo konstitucinį įstatymą. 3/4. Aktyviai teisę turinčių piliečių, nebesako gyventojų. Nebesako apie gyventojus, apie balsuotojus, o dabar mes priminam, kad tuo metu piliečiai buvo juridiškai gyvi, o dabar yra numarinti, o tai reiškia, kad visi ta piliečiai, kurie čia susirinks, duos tik tą vieną balsą, kad kiek be susirinktų tik vienas balsas, o nuspręs, jie gerus pasus turinti ir tie nuspręs. Ar reikia jiems demokratijos ar ne? Taip. O jie spręs, kas pasiliko pasus, o visi tie, kas jau numarinti, kas jau net nebėra pasų poskirių, kokie piliečiai. Mes čia jau, kai sakant, 4 metai tą rodom žmonėm, tai žmonės gal supras tą visą sakinį tavo, žinai, jau 5 kartą nesikartosim, kas čia. Tai dar paskui dar apie tą juridinę mirį. Gerai, Gediminai. Ok, tada, dėkui, iki. Ir kai sakant, visiems kitiem, dėkui, kad paremėt YouTube kanalą, vyras Gediminas, dėkui, kad žiūrit, dėkui, jeigu suprantat, jeigu nesuprantat, dėkui, kad antras iki peržiūrėt, kad pašėrinat, kai sakant, kitose YouTube platformose, ne YouTube platformose, o kitose socialinėse tinkluose. Tai va taip. Tai tiek, tam kartui tiek. Iki bus neužilgo antra dalis, bet ne šito, o prieš tai buvusio video. Tai kas įvyko toliau? You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next? He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just wrote an obsession, all in his possession. You got their attention, I leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they see me. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft, you can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot, you got one life. Better pop off, what do you like? Make a dream job, no 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me.
people like sheep, move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me.